Labas vakaras, mėlyjeji, žiūriu, gausiai mūsų šį vakarą susirinkę ir mūsų daugėja, iš tikrųjų labai smagu. Tai vat, kas manęs nepažįsta, mano vardas Valerija ir šį vakarą su jumis norėsiu pasidalinti, pakalbėti labai aktualia iš tikrųjų tema, nes širdies ir kraujagyslių ligos, jeigu pažiūrėsim į statistiką, tai yra didžiausia, sakykime, priežastis mirčių, sudaro didžiausią procentą, ne tik Lietuvoje, visam pasaulyje. Ir Lietuvos statistika, jeigu imsim, tai daugiau negu pusė visų mirčių yra nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Kodėl mes kalbam šį vakar, kodėl mes tokius panašius renginius darom, anksčiau gyvai, dabar daugiau Zoom susitinkam, nes galim daugiau pasiekti vieni kitus, ne tik tai Lietuvoje, nes kiek girdim, kalbant, kaip savo padėti, kad būtent nepatekti, kalbėsim tik apie šio vakaro temą, kaip nepapulti būtent į šią statistiką dėl mirčių ir dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Kiek gaunam moksliškai pagristos informacijos apie šių ligų profilaktiką. Nes kiek pažiūrėsim, tai iš tikrųjų šios ligos yra svarbi visos visuomenės sveikatos problema, tačiau informacijos mes jau turim ieškoti kiekvienas asmeniškai, kuris norim profilaktiškai pasirūpinti savo sveikatą arba kurie jau patyrėm vienokių ar kitokių problemų. Yra iš tikrųjų tokių, kurie dar pasikliauja tik tai, ką pasako gydytojas. Tokia aš irgi buvau prieš maždaug 13 metų, nes kaip aš šiandien suprantu, tiesiog buvo patogu, kad kažkas pasako, ką daryti, ko nedaryti. Aš nesidomėjau pati, ką aš galiu padaryti nuo savęs. Ir iš tikrųjų didžiulis dėkingumas gydytojai už jų darbą, tačiau kaip ir bebūtų, juos ruošia ne mūsų sveikatos profilaktiką užsiimti. Tuo turim pasirūpinti mes patys. Taip kaip ir aš, kol visai nepasidarė prastai, ir kai jau pradėjau matyti, kad vaistai nesprendžia situacijos, būtent aš turėjau autoimuninį tiroiditą, hipotirozę, kad ne tik hormonų, apskritai vaistų kiekis didėja, mano savijauta prastėja, vis atsiranda naujų simptomų. Kol tų problemų nedaugėjo, tol buvau lojali tiek gydytojų, tiek vaistinių klientė. Labai džiaugiuosi, kad vieną dieną lyg nušvitimas, sakykime, atėjo mintis, kad taip neturi būti, kad tokioj jaunystėje, kad neturi būti tokių problemų, kad tai nėra normalu. Ir aš nenorėjau savęs teisinti paveldimumu ar pasmerkti gyvenimui su vis didėjančia krūva vaistų, nes tokią mačiau perspektyvą tik tai ir tas gyvenimas be džiaugsmo, su viršsvoriu, su slenkančiais plaukais, šerpetojančia oda, virškinimo sutrikimais, ta nenormali būsena, kuomet tenka ir tekdavo ligoninės priimamajam ne vieną kartą apsilankyti, reguliariai leidžiau skleidžiančius vaistus, kelis metus vartojau antidepresantus, didėjo hormonų kiekis ir aš supratau, kad taip neturi būti. Bet šiandien aš esu dėkinga už visas tas problemas, nors tuo metu man taip neatrodė, bet tos problemos mane paskatino ieškoti kito kelio. Ir būtent tų problemų dėka, kuomet aš pradėjau gilintis į savo sveikatą, į profilaktiką, šiandien aš galiu padėti ir kitiems žmonėms. Ir paskatino prisimti atsakomybę už savo pačios sveikatą ir praplėsti pačiai žinių bagažą visai kita linkme. Ir tai pradėjau gilintis į mitybą, į maistinių medžiagų poveikį, pradėjau studijuoti dietologiją, esu diplomuota mitybos specialistė, šiuo metu studijuoju Jungtinės Karalystės sveikatos mokslo akademijoje mitybos terapiją ir man tai yra įdomu. Ir būtent tų įgytų žinių dėka galiu beveik 13 metų gyventi be vaistų.
Jokių vaistų nebėra, ne tik mano kasdienybėje, apskritai mūsų namuose. Būtent žinios, mokslinių publikacijų studijavimas, speciali literatūra suteikia supratimą, kokių maistinių medžiagų mums reikia. Kaip turim atsirinkti mitybos papildus, nes beveik visi daugiau mažiau juos naudojam, kad papildyti savo mitybą. Ir esu realistė, kada kalbam apie mitybą, nes matau, kad tikrai nesuvalgau visko tų rekomenduojamų kiekių, kiek reikėtų, kad užtikrinti, kad gauti visas maistinės medžiagas, kiek reikia organizmo funkcijom, kad turėti gerą savijautą ne tik šiandien, bet ir senatvėje. Taigi ir šį vakarą kalbėsim būtent apie cholesterolį, apie mitą, kodėl cholesterolis yra blogietis, kuris sukelia širdies ligas. Kodėl mes apie tai kalbėsim? Todėl, kad noriu pacituoti vieno holistinės mitybos mokslų daktaro, kardiologo žodžius, nes aš tikrai geriau nieko nesugalvočiau. Ką jis teigia? Kad keista dezinformacijos, moksliškai nepagristų tyrimų, bendrovių godumo ir apgaulingos rinkos sąveika sukūrė vieną iš sunkiausiai sunaikinamų ir žalingiausių mitų medicinos istorijoje, kad cholesterolis sukelia širdies ligas. Milijonai dolerių išleistų šiam mitui palaikyti sėkmingai nukreipė mūsų dėmesį į sąlyginai mažesnės su širdies ligomis susijusias problemas ir sukūrė cholesterolį mažinančių vaistų rinką viršijančią $30 milijardų per metus. Tai iš tikrųjų, kaip didžiausia tragedija įvardijama tai, ir kad cholesterolis, tas vienintelis blogietis ir žmonės susikoncentravo tik į cholesterolį, nebesigilindami į tikrasias širdies ligų priežastis, apie kurią šį vakar ir noriu su jumis išsamiau pasidalinti, pakalbėti išsamiau. Ir šį vakar paliesiu tik esminę informaciją, kuri paskatintų jūs giliau pasidomėti ir pasirinkti tą teisingą būdą, kad išsaugoti sveiką širdį kuo ilgiau. Ką šį vakarą kalbėsiu, tai nėra mano nuomonė, aš nesu medikas, aš tik tai gilinuosi į maistinės medžiagas. Tai yra mokslininkų, gydytojų, tai yra atliktų klinikinių tyrimų įrodymai. Apie visą ką šį vakarą ir kalbėsim. Taigi, kas tas cholesterolis? Trumpai pažvelkim, kas tas, kaip aš sakau, baisuoklis, kuriuo visi esam gąsdinami. Jeigu pažiūrėtume iš tikrųjų, be cholesterolio organizmas tiesiog negali funkcionuoti. Jis randamas kiekvienoje ląstelėje yra toks svarbus, kad didžiąją jo dalį pasigamina kepenyse pats organizmas, o kita dalis nedidelė yra paimama iš maisto. Ir būtent ta dalis, kuri gaunama iš maisto, kaip rodo tyrimai, turi labai minimalų poveikį cholesterolių kiekiui kraujyje. Cholesterolis yra lygi vašką panaši medžiaga, sterolis, ir tai labai svarbi membranų sudėtinė dalis, kuri atlieka labai svarbų vaidmenį smegenų ląstelių membranose, nervų sistemoje, nugaros smegenyse, periferinėje nervų sistemoje. Ir cholesterolis įeina į melino apvalkalą, tam tikrą izoliacinę nervų pluoštus, perduodančius nervinius impulsus dengiančią medžiagą. Cholesterolis taip pat padeda ląstelėms prisitaikyti prie temperatūros pokyčių. Smegenų ląstelėm cholesterolis yra būtinas, o per mažas jo kiekis yra siejamas su depresija, agresija, galvos smegenų kraujotakos sutrikimais. Ir cholesterolis be galo svarbus atminčiai. Per daug sumažinus cholesterolį žmogus gali patirti netgi visišką amneziją, įsivaizduojat? Taip pat per mažas jo kiekis sutrikdo nervinių impulsų perdavimą. Toliau žiūrim, kad cholesterolis yra pagrindinė žaliava,
kurios reikia pagaminti lytinius hormonus, tokius kaip estrogenas, progesteronas, testosteronas, taip pat gaminant ir virškinimui būtinas tulžies rūgštis. Tulžies rūgštis labai svarbios virškinant riebalus ir daugumą jų organizmas siekia išsaugoti, absorbuodamas apatinėje plonųjų žarnų dalyje, tam tikram konteinerį, iš kurios vėl patenka į kepenis, tačiau kaip bebūtų, kiek besistengtų, organizmas vis tiek dalis rūgščių yra prarandama. Ir jeigu pažiūrėsim savo funkcijom organizmas, kepenis per dieną susintetina naujo cholesterolio maždaug nuo 7 iki 10 kartų daugiau nei vienam dideliam kiaušinį. Ir kaip matom, organizmui reikalingas cholesterolis ir atitinkamais kiekiais dėl daugybės funkcijų, kuriuose jis dalyvauja. Jeigu dar paimsim, kalbant apie vitaminą D, kuris iš tikrųjų yra ne vitaminas, yra hormonas ir jis yra gaminamas iš cholesterolio, ir jeigu mes mažinsim, negalvodami cholesterolį, bus neigiamai paveikti ir vitamino D rodikliai, kas nedžiugina iš tikrųjų, ką rodo tyrimai, kad žemesnė už optimalią vitamino D koncentraciją įtakoja širdies ligas. Tai va, osteoporozė, depresija, esam fiziškai mažiau pajėgus, vėlgi su ta pačia onkologija siejama sunkiai, kada va, atsikratom svorio, va, kam nekrenta svoris. Vėlgi dėl mirštamumo, dėl įvairiausių priežasčių, va, ta sąsaja per mažo vitamino D kiekio. Ir cholesterolis svarbus imuniniai sistemai. Vėlgi pažiūrėkim, ką kalba mokslas, kad žmogaus mažo tankio lipoproteinai, tie vadinami blogasis cholesterolis, gali nukenksminti daugiau negu 90% pačių blogiausių bakterijų. Ir iš tikrųjų cholesterolis yra vienas svarbiausių ginklų, kurio organizmas pasitelkia kovai su infekcijom. Ir kuomet nusilpus imuniniai sistemai bakterijos iš virškinamojo trakto pakliūva į kraują ir ten gamina toksinus, cholesterolis jas neutralizuoja. Užtat, kai pasigaunam infekciją, bendrasis cholesterolio kiekis jis gali šoktelti aukštyn, didelio tankio lipoproteinai jie gali sumažėti, nes naudojamas kovai su infekcija, ir tokiu laikotarpiu geriausia nedaryti cholesterolio tyrimų. Ir jeigu pažiūrėkim apibendrintai, kad maža cholesterolio koncentracija yra siejama su didesne infekcijų rizika, kad mažas cholesterolio kiekis lemia padidėjusią mirčių riziką, būtent mirčių nuo kvėpavimo takų, nuo virškinamojo trakto ligų, kurios dažniausiai ir yra infekcinės. Dabar jeigu pažiūrėti standartinės mitybos rekomendacijas, kurios įspėja žmonės, kad mažintų suvartojamo cholesterolio kiekį, nepaisant fakto, kad mažiausiai 99% gyventojų su maistu gaunamas cholesterolis faktiškai neturi jokio poveikio cholesterolio kiekiui kraujyje. Čia kalbam apie riebalus, kad sotieji riebalai, jie buvo nepelnytai, sakykime, apkaltinti. Ir būtent tos rekomendacijos ir įspėja, kad sočiųjų riebalų pavojus, nors iš tikrųjų pažiūrėti sąsąją tarp suvartojamų sočiųjų riebalų ir širdies kraujagyslių ligų, kiek peržiūrėsi mokslinius tyrimus, jinai nebuvo pagrįsta. Tačiau daug yra tyrimų, kuriais parodoma, kad pakeitus sočiuosius riebalus angliavandeniais padidėja širdies kraujagyslių ligų rizika. Ir tokia mokslininkė, biochemikė, lipidų biochemikė, daktarė Mary Enig, kuri visą savo akademinę, sakykime, karjerą skyrė tyrimams riebalų, būtent tyrimams,
teigia, kad nėra ko bijoti tų sočiųjų riebalų, nes žmonės, kurie valgė visaverčius, riebius, naminius produktus, tokius kaip grietinės, sviestas, ganyklose augintų gyvulių mėsa, neapdorotas pienas ir kiti tradiciniai naminiai produktai, jų sergamumą širdies ir kraujagyslių ligoms sudarė tik mažą dalelę šiandienų susirgimų. Čia kalbam apie 20 amžiaus maždaug pirmą pusę, ta statistika, jinai tokia buvo. Ir supraskit, kad mes kalbam apie sveiką, pilnavertį maistą, kuris gausus maistinėm medžiagom, ląsteliena, vėlgi fizinis aktyvumas, kurio šiandien mums ypatingai trūksta. Dar vienas toksai pamąstymui, ką teigia mokslininkai, jie klausia, ar tikrai yra sutapimas, kad dvi tos globalios pandemijos kaip nutukimas ir diabetas ištiko tuo metu, kai buvo išmesti naminiai riebūs produktai kaip blogis, dėl kilusios būtent tos cholesterolio ir sočiųjų riebalų fobijos, o vietoj jų buvo gausiai pradėti vartoti augaliniai aliejai, perdirbti angliavandeniai ir galiausiai transriebalai. Pamenat? Buvo toks metas, kada buvo garbinamas margarinas. Tačiau apie transriebalus net nesigilinsim, nes visi tikrai žinom apie jų neigiamą įtaką mūsų kraujagyslėm, bet tik faktas tas, kad jie tikrai prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų. Ir jeigu trumpai taip, kad reabilituoti sočiuosius riebalus, ką kalba moksliniai tyrimai, kad būtent tie sotieji riebalai didina tą gerąjį cholesterolį. Ir sotieji riebalai turi savybę keisti blogojo cholesterolį, to MTL, tą blogąjį tipą. Apie tipus, atsiminkit, pakalbėsim šiek tiek vėliau, kad tai nėra paprastai vien MTL mažo tankio lipoproteinai ir keičia tą nepalankų potipį į palankų, į tas geras, purias didelės ląsteles, kurios nėra linkusios oksiduotis. Ir taip pat yra tyrimais įrodyta, kad cholesterolis nedidina širdies ir kraujagyslių rizikos, o kaip tik didesnis sočiųjų riebalų kiekis, jisai stabdo aterosklerozės progresavimą, o angliavandenių atvirkščiai. Ir čia kalbama apie aukšto glikemijos indekso angliavandenius, tokius kaip greito paruošimo košės, bandelės, traškučiai, pyragaičiai, sausainiai, makaronai, tie baltieji, greitas krakmolingas maistas, sultis, saldinti gėrimai ir panašiai. Dar ką noriu pasakyti, kas yra svarbu apie omega 6 riebalus. Tai yra augaliniai aliejai, kurie pagal naujas rekomendacijas buvo siūlyta pakeisti jais sočiuosius riebalus. Tačiau aš manau, kad daug kas tikrai žino šitą informaciją, kad omega 6 riebiosios rūgštys kelia uždegiminius procesus. Ir labai svarbu, apie ką ir buvo rašyta daugybėje tyrimų, kad svarbu subalansuoti omega 6 ir omega 3 santyki, o ne sočiųjų riebalų vartojimą. Ir jeigu pažiūrėt, idealiai mūsų mityboje, jeigu turėtų būti 1:1 omega 6, omega 3, šiandien dieną yra 15:1, 20:1 omega 6 naudai. Ir būtent tas gausus augalinių aliejų vartojimas sukelia tą nenumatytą pasekmę, kuri neigiamai veikia širdies ir kraujagyslių ligas. Ir iš tikrųjų, manau, kaip sakau, tai tikrai niekam nėra naujiena, apie tai yra tikrai senai ir kalbama, ir rašoma. Ir dar viena tokia kaip ir liūdna žinia tiem, kurie įsitikinę, kad omega 3 riebiųjų rūgščių gauna pakankamai iš augalinio maisto. Deja, vėlgi apie tai yra ir daug rašoma ir galima tikrai rasti, pasiskaityti informacijos, kad netgi esant palankiausiam aplinkybėm labai mažas kiekis būtent alfa-linoleno rūgšties ALR, jeigu trumpai yra, paverčiamas organizme tom ypač svarbiom, aktyviom EPR ir DHR rūgštim. Ir
didelis omega-6 rūgščių suvartojimas stabdo alfa-linoleno rūgšties virsmą, būtent, kad trukdo pavirsti į tas aktyves formas ir iš tikrųjų tai paaiškina, kodėl omega-6 gausios dietos prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų. Ir omega-6 ne tik skatina uždegimus, bet dar ir trukdo organizmui gaminti dvi stiprias tas uždegimus slopinančias omega-3 medžiagas, EPA ir DHR, ir iš tikrųjų tai yra dviguba našta jūsų organizmui ir širdis gali net laikyti. Dar jeigu pažiūrėsim vienus tyrimus, kad pagrinde omega-6 riebalų rūgštis, linolo rūgštis skatina būtent mažo tankio lipoproteino oksidaciją, kas iš tikrųjų yra pavojinga, nes stiprina koronarinę aterosklerozę. Ir būtent linolo rūgštim praturtinta dieta padidina mažų, piktų, mažo tankio lipoproteino tų dalelių, tai yra tų pavojingų dalelių, kurios ir linkusios labai oksiduotis. Ir dar kas blogai, sakykime, kad omega-6 trukdo patekti į ląstelių membranas iš žuvies, kurią valgom, ar papildų formą, ką vartojam, omega-3, būtent EPR, būtent tą rūgštį, kuri ir turi didžiausią teigiamą poveikį širdžiai. Ir kada kalbam apie mažai riebalų turinčias dietas, kas įdomiausia, kodėl jos yra efektyvios, ne todėl, kad yra pašalinami sotieji riebalai, o todėl, kad yra apribojamas būtent augalinių aliejų vartojimas. Taigi, ne dietos, o balansas mūsų lėkštėje, sumažinant cukraus, perdirbtų angliavandenių vartojimą, atsisakius transriebalų ir padidinus omega-3 ir apribojus omega-6 kiekius yra svarbiausia. Ir jeigu žiūrėti apie sočiuosius riebalus mažinimą, tai jie neturi didelės reikšmės. Ir taigi, kas tas blogiukas žeidžiantis labiausiai kraujagyslės, ir dešimtmečiais atliekant tyrimus paaiškėjo, ką jau ir sakiau, kad širdies ligų rizikos mažinimas nepriklauso nuo cholesterolio mažinimo ir daugybė klinikinių tyrimų įrodė, kad pats cholesterolis yra nekenksmingas. Tai yra, jis tampa problema tada, kada oksiduojasi, kada yra pažeistas. Ir žiūrim toliau, taigi tikroji priežastis, kuri labiausiai žeidžia arterijas, tai yra oksidacija ir uždegimas. Ir su amžium mes senstam, tampam jautresni oksidaciniam stresui ir aišku, tai prisideda prie laipsniško ir lėtinio uždegimo, ir kuo vyresni esam, tuo labiau turim susimastyti ir geriausia pradėti rūpinti savo sveikata, kol dar esam jauni, nors jaunystėje visai taip neatrodo. Ir jeigu atkreipti dėmesį uždegimą, kada kalbam apie širdies ir kraujagyslių ligas, mes kalbam apie lėtinį uždegimą, nes ūmus yra tas, kurį mes visi esam patyrę, kada susidaužiam ar rakštį į pirštą, sakykime, įlenda rakštis ar skauda gerklę ir panašiai, tai yra ūminis, tai imuninė sistema su tuo greitai susitvarko. Tačiau visai kas kita yra lėtinis uždegimas, apie kurį šį vakar, visą vakarą ir kalbėsim. Ir kas dar, jeigu pažiūrėti, kas dar sustiprina tuos du procesus, kurie prisideda prie širdies ir kraujagyslių ligų, tai yra cukrus ir stresas. Apie tai dar pakalbėsim. Dar yra vienas šaltinis lėtinio uždegimo, tai yra mikrobiota. Tai yra žarnyno barjero vientisumas kartu su mikrobiota yra pirmoji apsauga nuo patogenų. Tačiau šį vakar į tai nesiplėsiu, nesigilinsiu, tam svarbu skirti visą paskaitą. Ir žinau, kad vasario antroji pusėje vyks išsamus sveikatos žurnalistės renginys tą temą, tad sekite informaciją ir dalyvaukit. Pasakysiu tik tiek, kad žarnyno sveikata tiesiogiai įtakoja mūsų tiek sveikatą, tiek ir grožį. Tai svarbiausia
mums reikia žinoti, kad kas kelia uždegimą ir kas skatina oksidaciją. Jau žinom, kad pagrindinė uždegimo pradininkė yra oksidacija ir ją iššaukia laisvieji radikalai, kurie žeidžia mūsų ląstelių membranas ir tai lyg prilyginama rūdijimui iš vidaus. Ir apie laisvosius radikalus irgi nesigilinsim, yra pavojingas jų perteklius, o jų, kaip matot, mes gaunam ir iš aplinkos, ir iš maisto, ir kada per daug būname saulėje. Tai vat kalbant apie širdies ir kraujagyslių ligas, laisvųjų radikalų taikinys yra endotelis, tai yra pats giliausias arterijų sienelių sluoksnis, su kuria liečiasi arterija, tekantis kraujas, ir jis yra pažeidžiamas pirmiausia, o jo pažeidimas gali sukelti ir infarktą. Ir tas endotelis yra tik vienos ląstelės storio, tačiau jame vyksta tiek daug biocheminių procesų. Ir beje, vyrai, endotelis būtinas ne tik kraujagyslių sveikatai, bet ir vyriškumui. Tai dvigubai susirūpinti, kad būtų sveikos ir kraujagyslės, tada ir su vyriškumu bus viskas tvarkoj. Žiūrim, kas kelia tos uždegiminius procesus mūsų organizme. Ir čia taip parašyta, cukrus mitybos demonas. Čia jau smaližiam bloga žinia. Ir iš tikrųjų apie žalingą cukraus poveikį mūsų organizmui ir mūsų širdies ir kraujagyslių ligom taip pat galima kalbėti daug. Mes šį vakar neturim laiko ir manau, kad verta padaryti atskirą paskaitą, ypač galvojant apie mūsų vaikus, nes užtenka pažiūrėti į jų mitybą, ką parduotuvėse renkasi vaikai, o renkasi tai, ką dažniausiai perka tėvai. Jeigu mūsų anūką paimti, ką jis parduotuvėje, jis nesirenka saldainių, nes niekas jam jų nėra pirkęs, jis renkasi paprastą natūralų jogurtą ar bananą vietoj saldainio. Ir mes tikrai kitų akimis esam baisų seneliai, nes anūkų greit 5 metai, o jis iš mūsų neragavęs ne vieno saldainio, netgi per kalėdas. Ir galite kiti pasakyti, vargšas vaikas, nepasisekė su seneliais, bet ar tikrai. Ir palikim šitą temą kitiem kartam, tai yra labai labai svarbi tema ir smaližiam jinai tikrai nepatiks. Ir jeigu žiūrėti, cukrus žeidžia mūsų kraujagyslės, jis gali būti kaip ir, sakykime, įtakoti ir diabetą, nutukimą, ir onkologinės ligas ir taip toliau. Apie tai atskirai. Dar vienas faktorius, kuris žeidžia mūsų organizmą, tai yra stresas. Yra vėlgi ūmus ir lėtinis stresas ūmus. Jisai greitai praeina ir mes grįžtam į normalias vėžes tęsti savo darbus. O lėtinis besitęsiantis stresas, kai nuolat nerimaujam dėl darbuose, dėl terminų, eismo spūstyse labai jautrus esam, vaikai, jeigu dažnai serga, mes jautriai tą reaguojam, pinigų stygius, gal kažkam perteklius kelia stresą, vėlgi santykiai. Toks stresas yra daug pavojingesnis ir tiesiogiai lemia širdies ir kraujagyslių ligas. Ir patiriant lėtinį stresą, antinksčių žievės išskiriamo kortizolio perteklius skatina arterijų kietėjimą. Ir esant tokio pobūdžio stresui, kuomet, tarkim, mes nuolat laukiam, kad kažkas nutiks blogo, įsivaizduojam, tokioj būdravimo įtampoj, tokia būsena įtakoja per didelį antinksčių hormonų, dėl kurių širdį lengviau pažeis tokie sutrikimai kaip aritmija ar širdies smūgis, tai vat jų kiekį, jų perteklius atsiranda. Ir stresas didina ir trombocitų kiekį kraujyje, dėl to jie gali sulipti, sudaryti krešulį, vadinamą trombų, o trombas, jeigu užkemša širdies arteriją, ištinka širdies smūgis. Ir ką turim suprasti, kad tokie pažeidimai jie neatsiranda staiga, tai yra, jie tikrai atsiras, jeigu mes gyvenam įtemptai, jautriai viską reaguojam, kada pervargs mūsų antinksčių liaukos. Aišku, būna, kada visokių situacijų, bet
kada būna situacijos, kada apima didžiulė baimė, stresas, pernelyg didelis susijaudinimas, ta blogąja prasme, gilinė viltis ar nusiminimas. Ir iš tikrųjų, įsivaizduokit, mes galim net patys perdozuoti savo pačių adrenalino ir gali ištikti netgi ir staigi mirtis. Ir netgi tyrimais įrodyta, kad lėtinis stresas vienas iš stipriausių širdies ligų sukėlėjų. Yra labai du įdomus tyrimai, apie kuriuos nekalbėsiu, bet jum kaip namų darbus susirasti ir pasiskaityti tikrai ir įdomu. Yra vienas toksai apie Roseto efektą, kaip bendruomenė, jos palaikymas, bendravimas, tas nuolatinis ryšys, išsikalbėjimas gali pagelbėti. Kitas tyrimas, tai yra, kada ieškosi, tai yra vudu mirtis, kada mes net būdami sveiki, galima staigiai save pasmerkti mirčiai. Ir atrodo neįtikėtina, tačiau psichologinis nusiteikimas gali nulemti tavo fizinę būklę, stipriai ją paveikti. Ir stresas tai yra ir depresijos sukėlėjas, ir vėlgi depresijos ir širdies ligos jos labai susijusios. Irgi stebėkim savo mintis, savo jausmus, burkimės į tą palaikančią bendruomenę, nes ta nuoširdi bičiulystė, kaip ir tyrimai, kad rodo, yra pagrindinis koronarinės širdies ligos mažinimo veiksnys. Vėlgi tyrimai rodo, kad meilė gydo, mylėkim žmonės, mylėkim gyvenimą, mylėkim save, nes turim vieną vienintelį gyvenimą ir niekas nežino, kas bus rytoj, nauja diena ar naujas gyvenimas. Mes turim čia ir dabar šią akimirką, kurią išgyvenkim su dėkingumu, nes nuo to, ką galvosim ir darysim dabar, ir priklauso, kaip mes gyvensim rytoj. Ir jau vien tokia mintis turi mus nuraminti ir paskatinti susikaupti, veikti kažką prasmingo ir gražaus dėl gražesnio savo rytojaus. Ir apie praktikas nekalbėsim, jų yra daug. Man asmeniškai padeda gamta, muzika, bendravimas su šviesiais žmonėm, su kuriais galim kalbėti apie ateitį, apie svajones, apie gražius planus. Ir einam prie tyrimų, apie kuriuos, sakiau, pakalbėsim. Dažniausiai kas yra daroma, tai yra daromas tik tai atskiros, sakykime, frakcijos, tai yra didelio tankio lipoproteinai, mažo tankio trigliceridai ir bendras cholesterolis. Ir kaip ir vėlgi nuliūdinsiu, kad šitie tyrimai jie neparodo realios situacijos, kaip ir aš, kad susidūriau, kai ieškojau atsakymo dėl skydliaukės, kad 90% atveju nėra padaromi visi būtini tyrimai. Taip ir šiuo atveju pasirodo, kad ne visada yra padaroma tai, kas reikalinga. Dabar žiūrim, kokie iš tikrųjų yra reikalingi tyrimai. Be to bendro, taip, jis yra reikalingas, bet be to bendro, ką mes dar turim pasidaryti. Pamenat, kur kalbėjau apie mažo tankio lipoproteinus, kad jie ne visi yra blogi, kad yra ir gerieji. Jie yra skirtingų formų ir dydžio, ir tos gerosios dalelės yra purios ir nekenksmingos, kitos yra mažos, piktos ir daug greičiau pasiduoda oksidacijai, įsiskverbia endotelį, sukelia ten uždegimą. Ir jeigu jūsų cholesterolis pasidarius potipis, čia surašiau ir kokie yra daromi būtent tyrimai, jeigu jūsų MTL cholesterolis yra A tipo, tuomet didžioji dalis būtent mažo tankio lipoproteinų tų dalelių yra purios, didelės ir jos yra geros. Tačiau jeigu yra B tipo, tai jį vadinasi sudaro mažos tankios piktos dalelės, kurios linkusios oksiduotis ir sukelti uždegimą. Ir džiugi žinia yra ta, kad tas smulkes piktas daleles mes galim pakeisti tom puriom tam tikrų maistinių medžiagų pagalba, apie tai pakalbėsim.
Toliau kitas, tai yra C reaktyvusis baltymas, trumpai CRB, jisai parodo uždegiminę, sakykime, situaciją ir jis tiesiogiai susijęs su širdies ir kraujagyslių sveikata ir padidėjusi CRB koncentracija kraujyje yra susijusi tokiais, sakykime, tokiam problemom kaip infekcijos, didelis cukraus kiekis kraujyje, antsvoris, kraujo sutirštėjimas. Fibrinogeno tyrimas. Fibrinogenas yra baltymas, jis lemia trombocitų sukibimą ir kraujo klampumą. Toliau feritinas parodo geležies atsargas ir jeigu jų trūksta, gresia anemija, tačiau jeigu yra per daug, taip pat yra blogai, nes geležis yra linkusi oksiduotis. Dažniausiai geležies perteklių patiria vyrai arba postmenopauzę išgyvenančios moteris, kuriams nebėra menstruacijų, o turintiems padidėjusi feritino lygį rizika patirti širdies smūgį yra daugiau negu 2 kartus didesnė už turinčių mažą feritino koncentraciją, bet vėlgi supraskite teisingai, jinai neturi būti mažiau mažosios ribos, jinai turi būti rėmuose tuose nustatytuose. Toliau lipoproteinas A yra į cholesterolį panaši molekulė, kuri turi vieną mažo tankio lipoproteino molekulę susijungusią su baltymu. Ir kai organizmas veikas, ta LPA lipoproteinas A jisai nekelia problemų. Jis cirkuliuoja, gydo pažeistas kraujagyslės ir panašiai, bet problema prasideda tada, kuomet pažeidžiamos arterijos ir kuo didesnė ta pažaida, tuo daugiau sunaudojama būtent to lipoproteino A, kurios kaupiasi ties tą pažeista vieta, tai va susidaro sankaupos ir kartu paskatinamas oksiduotis būtent mažo tankio lipoproteinai, tas blogasis cholesterolis. Ir būtent LPA, jeigu sutrumpintai, yra vienas iš grėsmingiausių širdies rizikos veiksnių. Jis yra sunkiausiai gydomas, tad turim susirūpinti, kad mūsų kraujagyslių sienelių neužpultų uždegimas. Ir būtent padidėjusi koncentracija gali įspėti apie gresiančią širdies ligos riziką. Ir ta padidėjusi koncentracija turi būti lyg žadintuvas mums, kad mes susirūpintume savo sveikata. Kas įdomiausia, kad mokslinėse publikacijose, kaip rašo, jeigu jau ištiko tokia situacija, galima savo padėti, rekomenduojama 1-2 gramai omega-3 riebiųjų rūgščių kiekvieną dieną ir didesni nei profilaktiškai rekomenduojami niacino, tai yra B3 vitamino kiekiai. Toliau homocisteinas, tai yra amino rūgštis, tai yra šalutinis produktas, vėlgi skatinantis lipnių trombocitų kaupimasi kraujagyslėse ir jis prisideda prie aterosklerozės, mažina ir kraujagyslių elastingumą, skatina tą trombocitų lipnumą ir kartu lėtina kraujotaką, iš tikrųjų didina tą oksidacinę pažaidą ir skatina trombozę. Ir vėl yra 3 maistinės medžiagos, kurios padeda susitvarkyti su homocisteinu, tai yra jį pakeisti į nekenksmingus junginius. Tai yra folio rūgštis, žinomas kaip vitaminas B9, vitaminas B12 ir vitaminas B6. Interleukino 6 tyrimas svarbus tuo, kad jisai skatina kepenis gaminti CRB, tą C reaktyvųjį baltymą. Ir iš tikrųjų šis rodiklis yra geresnis negu, kaip parodantis uždegimą, geresnis negu CRB, nes jis pakyla anksčiau negu CRB, uždegimo, sakykime, pradžioje. Ir kuomet tikrinom, ar Lietuvoje yra daromi visi šie tyrimai, nes literatūra viena pagrindinių, iš kurių rinkau, sakykime, šitą visą informaciją, kokių mums tyrimų reikėtų. Ir taip, šitie tyrimai, jie yra atliekami, tik pasižiūrėdama jų kainą, supratau, kodėl gydytojai kartais, dažnai tiesiog nesiūlo atlikti šių tyrimų ir žmonės, kad nedaro. Nes, pavyzdžiui, būtent pasižiūrėjau
interleukino 6 tyrimas vienoje iš Lietuvos laboratorijų kainuoja 48 eurus. Ir kalbant apie kalcį, gerai, kuomet jis yra mūsų dantyse, mūsų kauluose, tačiau ne taip gerai yra, jeigu jis atsiranda vainikinėse arterijose. Ir kuo didesnė koncentracija kalcio ten, tuo didesnė širdies smūgio rizika. Ir jau vyram, kurie net nejaučia simptomų, jau nuo 55 metų yra randama, sakykime, kalcifikacija ta moterims nuo 65 metų, tačiau supraskit neteisingai, kad turim susirūpinti anksčiau, negu jau yra problema. Tai vat, jeigu jau kiti tyrimai rodo kažką, kad yra negerai, tai vat, paimti, pasidaryti ir papildomą. Ir supratom jau, kad prie to bendro cholesterolio, jau kad reikalingi ir tie išsamesni tyrimai, kad galėtume įvertinti visą tą būklę. Ir dar noriu trumpai pereiti prie dalies apie statinus, kurios dažnai gydytojai išrašo kaip cholesterolį mažinančius vaistus, kuomet yra nustatoma šitą diagnozę. Ir pažvelgsim, ar tikrai jie mums gali padėti, ar ta jų žala atsveria naudą sumažinti cholesterolį, nors ką tik apkalbėjom, kiek gyvybiškai svarbus mūsų organizmui yra cholesterolis. Ir ta tamsioji pusė statinų, jeigu paimti, pažiūrėti, aš čia parašiau tik tai kelis. Ir klausimas toksai, ne tik kas vartoja statinus, apskritai apie vaistus, ar jūs skaitot lapelius informacinius. Žinau tikrai, kad 99% atvejų uždavus šį klausimą atsakymas būtų ne. Aš taip pat neskaitydavau, tačiau kai perskaičiau savo vartojamų hormonų lapelį, aiškiai supratau, kad aš turiu ieškoti kitų variantų, jeigu nenoriu patekti būtent į statistiką tų ligų, apie kurią šiandien kalba. Ir jau nesigilinsim į faktą, kodėl, kokiu būdu buvo įtikinta, kad statinai apsaugo nuo širdies ir kraujagyslių ligų, kad mažindami būtent tą gyvybiškai svarbų cholesterolį. Pažiūrėkim, ką kalba mokslas ir tyrimai apie statinus. Jeigu pavadinimais nesigilinti, iš tikrųjų buvo vienas labai daug plačiai parduodamas vaistas. Nuo 90-ųjų jis buvo stipriausias vaistas savo būtent toj klasėje, kategorijoje ir kaip čia pavadinti. Tačiau 2001 metais jis buvo greitai išimtas iš rinkos, nes pasižymėjo, kad sukelia mirtiną raumenų degeneracijos formą, vadinama rabdomiolizė, baisus pavadinimas. Tai vat iš tikrųjų tiek metų vartota, po to išimta, bet toliau ką žiūrim, ką daro statinai, vėlgi jie gali pakelti to lipoproteino A lygį, kas gali paskatinti formuotis ateroskleroziniams plokštelėms. Pamenat, kalbėjom apie tyrimus, kad lipoproteinas A yra cholesterolį pernešanti molekulė, ji reikalinga pažeistų kraujagyslių gydymui, tačiau jos padidėjimas yra pavojingas. Ir vėlgi, kad smegenis veiktų, joms būtinas cholesterolis, nors smegenis sudaro tik 2% svorio, juose yra 25% visame organizme esančio cholesterolio. Tai įsivaizduojat, ant kiek jos ten yra svarbios. Ir be cholesterolio smegenų ląstelės jos nebesugeba susikalbėti, silpsta jų komunikacija ir ženkliai neigiamai yra paveikiami kognityviniai gebėjimai, atmintis. Ir kaip manot, kur link tai veda? Dar vienas neigiamas, bet reikšmingas poveikis, tai yra, kad statinai blokuoja kofermento Q10 išsiskyrimą.
Jis yra gyvybiškai svarbus visam organizmui, jo funkcijom. Be kofermentų Q10 negalėtume mes gyventi ir jis kaip antioksidantas veikia, jis atitaiso laisvųjų radikalų sukeltus oksidacinius pažeidimus, apsaugo mūsų ląstelių membranas, baltymus, DNR. Ir kas svarbiausia, kad mūsų kūno raumo širdis turi didžiausią kofermento Q10 koncentraciją. Ir tas statinų sukeltas Q10 išsekimas kenkia ne tik širdžiai, tai yra ir skeleto raumenim, kurių energijai gaminti taip pat reikalingas kofermentas Q10. Ir iš tikrųjų atrodo, vaistai jie turėtų apsaugoti mūsų širdį, bet veikia priešingai, o kai žinom, kad senstant kofermentų Q10 kiekis ir taip organizme mažėja, mažiau jo pagaminama, tai ypatingai jį turim išsaugoti. Ir statinai taip pat dar gali sukelti sunkių poveikių šalutinių susijusių su lytiniu gyvenimu. Pamenat, kai kalbėjom, kad cholesterolis pagrindinė žaliava lytinių hormonų gamybai. Tai iš tikrųjų tie vaistai mažina lytinius hormonus, labiausiai testosteroną. Ir tai ne tik vyram, ir moterim turi būti aktualu, tai įtakoja lytinį tą potraukį. Ir ne tik tai įtakoja ir gyvenimo trukmę, ir iš tikrųjų padidėjusia yra susijęs su padidėjusia mirštamumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Ir labai trumpai, kad dar vienas hormonas, meilės hormonas, oksitocinas, jisai labai svarbus, jis gaminamas nėra iš cholesterolio, bet kad pasiektų tikslinius organus per ląstelių receptorius, būtinas cholesterolis. Ir tas cholesterolio sumažėjimas trukdo oksitocinui pasiekti tikslinius organus ir atlikti savo tą stebuklingą darbą. Vėlgi, sumažina cholesterolį, neleidžiam serotoninui patekti į ląsteles ir dėl statinų poveikio serotonino receptoriai tampa nebefunkcionalūs. Nepagalvotume, kad statinai gali veikti ir imuninę sistemą, tačiau veikia, nes vėlgi, kaip kalbėjom apie tyrimus, kad žmogaus būtent tas vadinamas blogas cholesterolis pats gali nukenksminti daugiau negu 90% baisiausių bakterijų. Ir ką kalba tyrimai, kad dauguma tyrimų susiję mažą cholesterolį su padidėjusiu infekcijų rizika. Jau apie tą kalbėjom plačiai. Nebesigilinsim. Galit sakyti, prisirinkai čia tokių visokių nesąmonių, minčių, pagąsdinti. Ar tikrai? Pažiūrėkim į informacinį lapelį ir nereikia nei mokslinių knygų, nereikia nei publikacijų. Ir čia yra tiesiog, ir tai dar pratryniau, nes kartojasi, tai yra iš statinų grupės vaistų informacinio lapelio, ką jie daro, ką jie gali padaryti. Ir matot, įsivaizduojat, ir niekas nėra slepiama, viskas yra paprastai, aiškiai ir surašyta. Ir buvo atlikti tyrimai, ypatingai akcentuojamas vienas, būtent mityba ir širdis, kuris atliktas 1999 metais. Ir ten teigiama, kad mitybos tam tikri pokyčiai, gyvenimo būdo pokyčiai gali sumažinti mirštamumą netgi 70%. O mirštamumą nuo širdies kraujagyslių ligų daugiau kaip 76% be jokio cholesterolio mažinimo. Ir iš tikrųjų mitybos tie pokyčiai, gyvenimo būdo pokyčiai, jie yra be šalutinių poveikių ir tai turėtų būti laikomi svarbiausiais. Yra išskirtos vėlgi, žiūrint į mokslinę pusę, kelios tam tikros maistinės medžiagos, kurios įrodė didžiulę naudą širdžiai, jos vadinamos širdies sveikatos super žvaigždėmis ir kuriomis rekomenduojama papildyti savo mitybą. Ir ne tik tiem, kurie jau turi kažkokių problemų, bet ir tiem, kurie nori išvengti tų problemų, tai pasirūpinti savo profilaktiką.
Jeigu pažiūrėti vėlgi, ką tik pakalbėjom apie kofermento Q10, kad tai gyvybiškai svarbus. Ir čia vėlgi ne visi privalumai išrinkti, ką jisai daro. Tai ne tik tai mūsų širdžiai, odai, mūsų smegenims, nes supraskim, kad mūsų širdis niekada nemiega ir neatostogauja, jinai yra ypatingai aktyvi ir jai reikia energijos. Vėlgi mūsų kepenys labai ir kaip antioksidantas kofermentas veikia. Ir kofermentas kartu su E vitaminu stipriai mažina būtent CRB tą uždegimą, kuris CRB jisai rodo, ta uždegiminis rodiklis yra uždegiminius procesus mažina. Toliau žiūrim magnis, tai būtina maistinė medžiaga širdies sveikatai ir nauda magnio yra neginčytina. Ir visų tų išvardintų dar naudų, tai pasižiūrėjus, kad magnis dalyvauja apie 700 organizme vykstančių biocheminių reakcijų, tai suprantam, kad tai yra be galo svarbus. Ir kas dar įdomu, kalbant apie cukrų, tą blogiuką, trumpai tik tai užsiminsiu, prie magnio, tai jis kelia uždegiminius procesus, tai ir sudaro tuos pavojingus junginius, kurie ir lemia aterosklerozę. Tai magnio viena iš gerų savybių, kad jis sugeba sureguliuoti cukraus kiekį kraujyje. Ir ką sako mokslininkai, kad trumpai ta išvada, kad magnio papildai yra būtini kiekvienam, kurie nori apsaugoti savo širdį. Magnis jisai mažina kraujospūdį, padeda reguliuoti cukraus kiekį kraujyje, atpalaiduoja kraujagyslių sienelės, tai lyg relaksantas tam tikras ir kasdien yra rekomenduojamas vartoti maždaug 400 mg magnio. Toliau žiūrim B grupės vitaminai, šiek tiek jau užsiminiau ir tyrimų jau yra, radau nuo 1955 metų niacino nauda įrodyta ir kad ji padeda subalansuoti būtent cholesterolį, kas neturi problemų palaikyti tose normos ribose ir kad mažina ir trigliceridų kiekį ir to būtent blogojo cholesterolio, tą blogąją dalį, tą blogąjį potipį. Vėlgi niacinas kelia didelio tankio lipoproteino koncentraciją, bet jis kelia tą gerąją dalį, nes didelio tankio lipoproteinai, jie nėra irgi tik tai gerieji, pasidarius tyrimus matyti, yra ir geroji, ir blogoji dalis, nes DTL2, taip vadinasi, tai yra geroji dalis naudingas, o kita dalis DTL3 yra vadinama ir nors priklauso būtent gerajam cholesteroliui, tačiau tas potipis kelia uždegiminius procesus. Ir čia dar kartą priminimas, kad neužtenka žinoti bendrą cholesterolį, MTL ir DTL, labai svarbu žinoti, kokie potipiai dominuoja ir tada žinosim tą tikrąją situaciją ir gal nereikia tiek pergyventi, kad būtent mažo tankio lipoproteinai yra padidėję, gal ten daugiau tų gerųjų yra dalelių. Ir iš tikrųjų ne tik B3 ir B5 naudingi yra reguliuojant trigliceridus ir tiek vieną, tiek kitą cholesterolį. Ir pamenat, kalbėjom apie homocisteiną, kad būtent folio rūgštis, vitaminas B12 ir B6 padeda jį nukenksminti. Toliau žiūrim, vitaminas E. Tai yra antioksidantas, jis gyvybiškai svarbus mūsų organizmui, tiek sveikatai, tiek grožiui. Ir kartais girdim neigiamų atsiliepimų apie vitaminą E, gydytojai draudžia vienoje ar kitoje situacijoje, kad negalima vartoti, tačiau nereikia kaltinti gydytojo, nes jis nežino, ką jūs vartosit, natūralų ar sintetinį, tai yra labai svarbu. Ir ką kalba tyrimai, kaip turim rinktis, nes, pavyzdžiui, sintetinis vitaminas, ką rodo ir tyrimai, jisai mums gali ir pakenkti. Ir
Jeigu pažiūrėsim, ką dažniausiai galim įsigyti ir vaistiniai toj pačioj, tai vat būna, jeigu yra natūralus, tik viena D-alfa tokoferolio forma. Tai yra natūralus, bet tai yra tik viena forma. Jeigu žiūrėsim, iš tikrųjų E-vitaminą natūralų sudaro 8 giminingi junginiai, jie padalinti į 2 klases, į tokoferolius ir tokotrienolius. Ten kiekvieną jų sudaro po 4 formas, bet jau nebesigilinsim. Ir ką kalba tyrimai, kad pats veiksmingiausias iš visų 4 tokoferolių, dėl ko vitaminas E yra naudingas, tai yra ne alfa tokoferolius, o gama tokoferolius. Ir 2011 metais buvo atlikti tyrimai, kur išsiaiškinta, kad alfa ir gama tokoferolis apsaugo labai mažo tankio lipoproteino ir tą vadinamai blogai cholesterolį nuo oksidacijos. Tačiau pastebėtas ir priešingas poveikis didelio tankio lipoproteinams. Ir tada buvo išsiaiškinta, kad kartu būtent su alfa tokoferoliu būtina vartoti vitaminą C, kuris apsaugo didelio tankio lipoproteinus. Taigi yra sinerginis poveikis, kada viena medžiaga padeda kitai maistiniai medžiagai, kaip kofermentas padeda vitaminui E, taip ir C vitaminas taip pat padeda vitaminui E. Ir dar ką turim suprasti, renkantis papildus, kuriuos norim, kai norim padėti, apsaugoti savo širdį, apskritai savijautą savo turim rinktis natūralius, kompleksiškus ir iš mūsų mitybos grandinės pagamintus, nes tokius atpažįsta mūsų ląstelė ir joms reikia būtent tokių natūralių. Dar ką turim žinoti apie vitaminą E, apie tai kažkodėl nekalbam, bet tai yra didžiulis atradimas ir man pačiai, kuriuo aš džiaugiuosi, kad tie rimčiausi sunkiaatlečiai visoje vitamino E šeimoje yra tokotrienoliai. Ir jie turi patį stipriausią antioksidacinį poveikį nei tokoferoliai. Tai vat kas yra iš tikrųjų nuostabu. Ir toliau einam dar prie vienos labai svarbios medžiagos, nors esu girdėjus iš gydytojų ir netgi iš gydytojų dietologų, kad nėra jokių tyrimų pagrindžiančių omega-3 naudą. Tada norisi paklausti, kokią literatūrą studijuoja gerbiami specialistai, nes iš tikrųjų turim domėtis, kas vyksta mokslo pasaulyje, nes jau prieš kelis dešimtmečius buvo pastebėta omega-3 riebiųjų rūgščių nauda, kada Grenlandijos eskimai, palyginus to pačias amžiaus ir lytės danais, kaip kontrolinė grupė parinkta, kad jie daug rečiau, iš tikrųjų labai retai serga širdies ir kraujagyslių ligom, tai būtent dėl omega-3 riebiųjų rūgščių sunaudojimo. Tai vat, vėlgi tai yra stipriausias prieš uždegiminis, sakykime, kaip ir prieš uždegiminę maistinę medžiagą visame pasaulyje. Ir yra tyrimais įrodyta, kad apsaugo ir mažina mirštamumą nuo širdies ir kraujagyslių lygų. Tai reiškia, kad jie pašalina pagrindinės tas ligas sukeliančias priežastis. Tai vat, rekomenduojama suvartoti po 1-2 gramus, jau minėjau, omega-3 riebiųjų rūgščių ir kuo dažniau valgyti šaltame vandenyje gyvenančių žuvių, tokių kaip laukinė lašiša, tačiau antroji rekomendacija pas mus, įsivaizduoju, tai gana sunkiai įgyvendindama. Vėlgi, ką sako mokslininkai, atidžiai rinkimės omega-3 papildus, visada skaitykime etiketes, būtent kokios yra koncentracijos. Ir čia tik kaip pavyzdį įdėjau, kad tikrai galim pasistengę surasti daug tyrimų apie naudą ne tik širdies ir kraujagyslių ligom. Čia tiesiog yra nacionalinės medicinos biblioteka, būtent PubMed, ir ten daugybė tyrimų apie visas maistinės medžiagas galim rasti. Taip pat ir apie vitaminą C, kuris yra stipriausias antioksidantas pasaulyje, ir vėlgi matom, kokia yra nauda ir ką kalba tyrimai, kad
kuo mažesnė C vitamino koncentracija kraujyje, tuo didesnė širdies nepakankamumo rizika. Ir rekomenduojama kiekvieną dieną suaugusiam žmogui suvartoti nuo 1000 iki 2000 mg natūralaus C vitamino, išimtis tik tai tiem, kurie serga paveldima liga, kam kaupiasi per didelis geležies kiekis kraujyje, jiem rekomenduojama apie 100 mg. Dar žiūrim, kurkuminas, tai va, unikalus prieskonis ir jisai naudingas ne tik tai mūsų patiekalam, bet ir mūsų kraujagyslėm, mūsų smegenim, kad apsaugoti nuo Alzheimerio, tai kad nesusirgti cukriniu diabetu, iš tikrųjų unikali maistinė medžiaga, tik problema ta, kad mes su maistu, sakykime, su ciberžolė gaunam be galo mažą kiekį. Toliau žiūrim resveratrolis ir flavonoidai, negalėjau nesurašyti ir tai ne visos naudos, tai va, skaidrės norisi sudėti, kad jūs suprastumėt, kokia yra nauda, kad ir krešuliam neleidžia susidaryti, kad mažina oksidacijos paveiktą mažo tankio lipoproteinų, tą būtent MTL cholesterolį. Tai vat tiek resveratrolis, tiek flavonoidai, jie gyvybiškai svarbus mūsų kraujotakai, mūsų širdžiai, mūsų smegenim ilgaamžiškumui. Ir iš tikrųjų, jeigu esam realistai, suprantam, kad su maistu sudėtinga praktiškai suvartoti, vat, kiek yra rekomenduojama tų maistinių medžiagų, kad turėti tą gerą savijautą, gerą išvaizdą ir kad turim užpildyti tas mitybos spragas. Ir jeigu žiūrim, ar visi mitybos papildai vienodi, jau tikriausiai supratot, kad iš tikrųjų ne, jie nėra vienodi, kad turim atidžiai pasirinkti, kad mūsų ląstelės geriausiai atpažįsta tas maistinės medžiagas, kurias gauna iš maisto, kurios yra būtent tas biologinis suderinamumas. Ir kodėl aš pasirinkau būtent ir studijuoti tą kryptį, nes man ir įdomu, kodėl veikia tos maistinės medžiagos, nes iš maisto būtent tai yra biologiškai aktyvios medžiagos ir matot, turinčios, pasižyminčios farmakologinėmis savybėmis, todėl jos taip ir veikia. Ir kodėl būtent Neolife, kodėl mano pasirinkimas, kodėl darom tas paskaitas, kad iš tikrųjų tai yra kompanijos su didžiuliu stažu ir ta misija, jinai ne tik užrašyta, kad kurti ir sveikesnį, laimingesnį pasaulį, ji iš tikrųjų atsispindi ir veiksmuose, ir kad tas didžiulis mokslininkų ratas, jisai dirba dėl žmonių, kas esat svečiai, tikrai rekomenduoju pasidomėti, pasigilinti į šių mokslininkų darbus, nes jie dirba dėl mūsų, kad mes galėtume garantuoti pilną vertę mitybą ir visos maistinės medžiagos, jos veikia ląstelių lygyje, kad viskas yra taip, kaip gamtoje paimta šeimom ir sudėta į mums, sakykime, skubantiem šiandien patogią vartoti formą. Keli produktai, apie kuriuos noriu pakalbėti, tai yra gerieji riebalai iš grūdinių ir ankštinių, kad atstatyti būtent ląstelių membranas, kad maistinės medžiagos galėtų patekti, o toksinai pasišalinti, būtent tie gerieji riebaliukai, kurie įeina tie lipidai į ląstelių membranas, tai kad jos būtų funkcionalios, sveikos. Toliau natūralus vitaminų mineralų kompleksas, pamenat, kalbėjom apie B grupės visą šeimą, tai iš tikrųjų padėti ir kad ląstelės būtų sveiko, šitie produktai savyje taip pat turi tų gerųjų riebalų, tų lipidų vadinamų, bet tai bus ir jūsų ir nerviniai sistemai, ir virškinimui, ir skydliaukiai didžiulė pagalba, ir sąnariam, jūsų odai labai labai svarbu, ne tik tai cholesterolio tam balansui palaikyti. Vitaminas E, kuris yra man vienas svarbiausių būtent dėl mano skydliaukės,
problemų ir kuris leidžia man tiek metų gyventi be hormonų, tai yra natūralus vitaminas E, būtent, pamenat, kalbėjau, 4 tokoferoliai, 4 tokotrienoliai ir tie tokotrienoliai, pasirodo, jie yra tie didieji kareiviai, kurie apsaugo mus nuo širdies ir kraujagyslių ligų, bet ne tik nuo to, kaip suprato, tai vat ir hormoniniai sistemai, ir kraujagyslių elastingumui, ir kaip antioksidantas mūsų odai labai svarbus iš vidaus, menopauzinių laikotarpių, taip pat be galo svarbus produktas, kad pasiruošti tai menopauzai, tai vat vėl moteris profilaktiškai, vyrai vyriškumui. Magnis visiškai natūralus, chelatintas magnis, būtent amino rūgštimis apsaugotas, kad būtų maksimum pasisavinimas, maksimum va ta nauda ir kaip mato, tai yra 100% veganiškas iš mūsų maisto, tai vat, kad nervinė sistema būtų rami, kad į stresą taip nereaguotume, kad kraujagyslės būtų ir lankščios ir gerai jos funkcionuotų. Omega unikali, tai yra tik omega 3 riebiosios rūgštys, jokių papildomų taukų ir matom 8 sudėtinės dalis. Vėlgi, kaip ir su visais produktais, taip ir su omega atlikti klinikiniai tyrimai, kurie, kaip matot, parodė, kad per 8 savaitės, vartojant po 3 kapsulės, tai yra po 1 gramą, 68% sumažėjo uždegiminis rodiklis. Tai yra fantastiška. Dar ką norėjau labai parodyti, kas yra svarbu. Čia vat sudedamosios dalis, kad tai ne kepenys ir panašiai, kad tai yra raumenys, tai yra žuvis, matom. Ir kas yra svarbu, va ką ir mokslinėse publikacijose rašo, pasižiūrėkim sudėti, kiek yra omega 3 riebiųjų rūgščių sudėtyje. Tai vat ne pačių taukų, tai vat rašoma, kad yra gramas su trupučiu ir kada sudedam visas tas 8 rūgštis, būtent ta suma ir gaunasi. Kas turite kitokių omegų, rekomenduoju pasižiūrėti, kiek vat rašo yra žuvų taukų ar omega 3 riebiųjų rūgščių ir po to išskaidimas EPR ir DHR, nes dažniausiai 2 jos ir te būna, nors gamtoj, kaip matot, yra 8. Ir tas santykis netitinka, čia vėl pasižiūrėti, pasitikrinti, ką mes vartojam. Kofermentas, tai pamena, tai yra pagrindas energijai mūsų širdžiai ir tai yra visiškai natūralus, mokslininkų sukurtas, farmacinis ir biologiškai gerai įsisavinamas su polifenoliais, su resveratroliu, su L-cisteinu, tai va maksimali apsauga ir maksimali nauda. Natūralus C vitaminas, tai vat prailginto veikimo arba vaikam ar vyresniem žmonėm, tai yra kramtomas, vėlgi visiškai natūralus, be alergenų ir apie naudą vėlgi tiek mūsų grožiui, tiek ir kraujagyslių sveikatai, prieš uždegiminis ir tiek mūsų odai, mūsų jaunystiai išsaugoti. Apie kurkuminą, pamenat, kalbėjau, tai botanical balansas, tai yra ne tik kurkuminas, sakykime, koncentratas, tai yra ir ciberžolė, cinamonas, vėlgi su polifenoliais, su chromu, tai vat ir subalansuoti ir cukraus kiekį kraujyje, čia ir smaližiam labai aktualu mažinti uždegiminius procesus. Alfa-lipo rūgštis vėlgi kaip apsaugo mūsų kepenis nuo laisvųjų radikalų, to poveikio skatina ir organizmo detoksikatinius procesus ir kas svarbiausia šiandien kalbant apie širdį, kraujagyslės, kad mažina uždegiminius procesus. Ta pati daro ir flavonoidai. Tai vad unikalus produktas, kaip matot, vėlgi iš mūsų maisto grandinės, tai yra visa šeima ir kartu tai ir kraujo formulę pastiprina ir uždegimą mažina ne tik tai kraujagyslės, jeigu sušalėm va šiuo laikotarpiu, tiesiog paimti, sučiulpti kelias tabletytės, tai yra fantastiška pagalba, plus akims, tai yra kam sausėja akis, tai yra didžiulė pagalba. Treesencija vėlgi tai antioksidantų bomba su resveratrolio, alfa-lipo rūgštim, tai yra didžiulis prieš uždegiminis poveikis. Tai vat ir palaiko ir žemą glikemijos lygį, ir prieš uždegimiškai veikia. Tai yra fantastiškai mūsų širdžiai, mūsų kraujagyslė, mūsų smegenim didžiulė apsauga. Ir ačiū
labai, kad išklausėt. Iš tikrųjų, norėjau daug pasakyti, bet užtrukau ilgiau negu planavau, bet noriu dar porą istorijų, kad pasidalintų. Mes jų turim labai daug, bet dar 2 istorijas, būtent kalbant apie cholesterolį. Aš turiu savo rezultatą, nors mano cholesterolis iš tikrųjų, kada nebepasakiau, žiūrim tyrimuose, turim žiūrėti visada didelio tankio lipoproteinų ir trigliceridų tą santykį, koks jis yra, tai be didelių tų skaičiavimų. Aš susiradau savo paskutinius tyrimus prieš 3 gal metų darytus. Wow, kaip apsidžiaugiau to santykių, koks tai jis yra geras. Tai vėlgi turiu ir savo tą patirtį, nors pagal amžių jau toj rizikos grupėje esu. Tai dar noriu, kad pasidalintų jau būtent apie cholesterolį, kaip padėjo Neolife maistinės medžiagos. Tai Vilimutė, prašau. Ai, nematau. Vilmutė, prašau pasijungti. Labas vakaras. Kažkaip nepasijungia garsas. Tai aš prisijungiau prie Neolife prieš 3 metus, bet aš visiškai ne dėl cholesterolio, dėl hormonų sutrikimo, bet man buvo dar ir cholesterolis padidintas. Ir man jau buvo padidintas daug metų atgal. Aš pasidariau tyrimus prieš kokią 15, gal 12 metų. Mano cholesterolis buvo 7,8. Man gydytojai paskyrė statinus ir aš, jau sako, būtinai reikia vartoti, gana aukštas, ir aš pradėjau vartoti. Bet aš suvartojau tik vieną tą pakuotę, bevartodama pasiklausiau, kad tikrai jie yra labai kenkia sveikatai ir aš daugiau nevartojau, bet man rekomendavo dar ir pakeisti mitybą. Sužinojau, kokie produktai ten rekomendavo, kokių geriau nevartoti, vengti, tai aš ir vengiau šitų produktų, tai nežinau, ar mitybos pakeitimas, ar šitų statinų, tai dar ir poveikis, tai ir svorio. Nukrito man gal 2-3 kilogramai. Man neaktualu tas, bet taip jau nutiko. Ir kai aš pradėjau vartoti Neolife produktus, galvoju, gerai, man ir cholesterolis susitvarkys. Žiūriu po metų, aš dažnai nesidariau tų tyrimų, bet po metų pasidarau, žiūriu, kad nieko jisai, tada nepaminėjau, man nukrito iki 6,4. Ir taip jis panašiai laikėsi, nes aš mitybą tą tikrai buvau pakeitusi ir kas buvo vengtina, to nevartojau produktų. Ir po metų pasidariau tyrimus, žiūriu, man cholesterolis nekrenta. Dar po metų pasidarau tyrimus, vėl tas pats, galvoju, kaip čia yra. Daug kas susitvarko, mėnuo, 2-3 ir puikiausiai su šitais produktais viskas susitvarko. Tada pasiklausiau taip įdėmiai tos konferencijos, kuri rekomendavo, kokie produktai padeda numesti susitvarkyti cholesterolį. Ir aš pasirodo viską vartojau, bet paprasčiausiai nebuvau įtraukus vieno produkto Treneno. Kažkaip galvojau, gal formulė 4+ naudoju, tai ten yra Trenenas ir užtenka, o pasirodo ir neužteko. Vartojau, galiu dabar tiesiog paminėti, gal kažkam bus aktualu, kokius produktus aš vartojau dėl cholesterolio. Tai omega po 3 vartojau, karotenoidus 3, tada jau Trenenus 3, vitamino E2, garlikus 2 ir formulė 4+1. Ir puikiai man susitvarkė ir dabar yra norma, labai džiaugiuosi. Tai tokia mano patirtis. Pasirodo, reikėjo tiesiog, kaip yra sukurta šeimomis, tai tiesiog reikėjo man pritaikyti produktus. Tai tokia mano patirtis. Ačiū. Ačiū labai, Vilmutė. Tai būtent, ką Vilma ir sako, kur aš kalbėjau, tie lipidai, steroliai, tie gerieji riebalai, kurie atstato ląstelės membraną, kad galėtų maistinės medžiagos pasisavinti. Jie yra labai svarbus. Todėl nenuvertinkim reikšmės kiekvienos maistinės medžiagos. Ačiū tau labai. Ir dar vieną patirtį labai prašau pasidalinti. Irena. Labas vakaras visiems. Ačiū labai, Valerija, iš tikrųjų už tokį fantastišką pranešimą, informaciją ir aš tikiu, kad jeigu dar čia iš mūsų kažkas turime cholesterolio,
padidėjimą ir tų kažkokių nelabai gerų frakcijų, tai tikrai susitvarkysim. O jeigu ir dabar nesusitvarkysim, tai mes beviltiški jau turbūt. Aš dabar labai trumpai savo vyro istoriją, nes ji labai sena, mes 15 metų su Neolife, ir bandau prisiminti, kaip viskas buvo. Iš tiesų buvo iššūkiai, kurių mes nelabai supratom, nors aš pati dirbau medicinos punkte, mes dirbom vienoje įmonėje tuo metu, prieš 15 metų. Ir važiuodavom į darbą ir jis man vis sakydavo, kad jam skauda, žodžiu, ties diafragma, ties krūtinė, ir toks vaizdas atrodė, kad galbūt tai prieš infarktinę būseną, bet tiesiog nuvažiuodavo, išgerdavo vaistų nuo skausmo, nuo ožkos. Tuo metu Neolife nebuvo dar pas mus, mūsų net dar nebuvo pasiekusi jinai. Ir tuom praeidavo, bet tai labai dažnai pradėjo kartotis ir vieną kartą paėmiau ir padariau cholesterolio tyrimą, tai ne iš venos, tai buvo iš piršto ir šokiravo rezultatas, tai parodė ekrane 11 ir iš tiesų aš pakalbėjus su šeimos gydytoja, jinai man pasakė, jeigu jūs nieko nedarot, reikalinga pradėti gydymą. Ir tas išmintingas sakinys mane iš tiesiog supurtė ir mes pradėjome ieškoti kažko, kas galėtų padėti. Ir pradėjom, tiesiog parduotuvėje radau lecitino milteliai, kuriuose ir buvo parašyta, kad gali mažinti būtent cholesterolį. Bet kažkiek tai mes jo pavartojom ir labai greitai mūsų gyvenimą atėjo Neolife. Ir supratau, kad šitų produktų reikia pradėti vartoti, reikia balansuotis, nes iš tikrųjų daug ten paskaičiau apie tas visas maistinės medžiagas. Ir kokia buvo pradžia? Pradžia buvo omega, formulė 4+, trianenas ir vitaminas C. Šitos medžiagos tiesiog pamačiau, kaip atlaisvino raumenyną ir jisai tiesiog pradėjo visiškai gerai jaustis. Ir nebebūdavo tų skausmų. Ir tame fone tų skausmų kilo ir kraujo spaudimas, ir cukraus kiekis, jisai buvo nebestabilus. Ir visus tos metus, 15 metų, mums nebeteko klausti gydytojos ar papildomai prašyti pasidaryti tyrimą. Būdavo, kai padaro bendrą tyrimą ir kai kada eina darbinės komisijos kas 2 metai, niekada nebebuvo pakilęs cholesterolis. Niekada nebekyla, nebešokinėja cukrus, nebešokinėja kraujo spaudimas. Tai tik dėka subalansuotų maistinių medžiagų, apie kurias ir kalbėjo šį vakarą, mes turime iš tikrųjų tą tokį pasitikėjimą savimi, savo teisingų pasirinkimų ir puikiai jaučiamės. Tai tiek. Ačiū labai, ačiū Irutė tau labai, tai ačiū visiems dalyvavusiam, ačiū išlikusiem iki galo, nes būtent ir norim pasidalinti, kodėl mes kalbam savo sprendimus, savo atradimus, savo patirtim, kad jum nereikėtų vargti, ieškoti, kaip aš su skydliauke, kad vargau daug metų, kaip ir čia, kad reikėjo statinų, tai kad tas pasirinkimas būtų lengvesnis, saugus ir sveikesnis. Tai nebedrįstu trukdyti jūsų laiko, kas turit klausimų, gal negavot kažkokio atsakymo, gal per greitai susakiau, tai paklauskit to žmogaus daugiau informacijos, kuris jūs šį vakar čia pakvietė, kuris davė jums nuorodą, tai pasibendraukit, išsiaiškinkit, pasirinkit produktus ir vartokit profilaktiškai, kas esat jaunesni, kad turėt tą kokybišką gyvenimą, kas vyresni, kad netapti našta savo vaikam ir mėgautis būtent ore savo senatve. Tai mano tikslas taip pat yra susikurti tokią savijautą, pasirūpinti, kad būtų smagi senatvė ir mum su vyru, ir mūsų vaikam ir anūkam.
Ačiū Jums labai ir būkit palaiminti.